Šiais laikais dauguma Z kartos atstovų savo laisvalaikį leidžia TikTok socialinėme tinkle. Vis labiau šioje platformoje populiarėja vaizdo įrašai su grotažyme Thrift Haul, kuriuose žmonės parodo savo pirkinius iš dėvėtų drabužių parduotuvių. Iš nusipirktų drabužių vaizdo įrašų kūrėjai savo įrašuose kuria stilingus ir unikalius derinius, pabrėždami žemas prekių kainas bei galimybę rasti išskirtinio dizaino rūbus ir taip daro įtaką kitus apsipirkinėti tokio pobūdžio parduotuvėse. Dėl to, jog TikTok platformos vaizdo įrašų kūrėjai dalinasi ir parodo, kad dėvėti rūbai yra panaudojami antram gyvenimui, daugumai žmonių tai atrodo tvaru ir priimtina. Tokio pobūdžio parduotuvėse Z kartos atstovai renkasi itin daug rūbų, neatsižvelgdami jų praktiškumą, funkcionalumą, kokybę ar atitinkantį jų dydį. Dažnai dėl didelio skaičiaus žmonių, ilgų eilių prie persirengimo kabinų bei žemų kainų padėvėtų rūbų parduotuvėse žmonės išsirinktus drabužius ne visada matuojasi prieš perkant, neįsitikindami, ar išsirinkti rūbai jiems tinka ir patinka. Renkantis už sąlyginai ne itin aukštą kainą, pirkėjai nusprendžia negaišti laiko laukiant ilgose eilėse prie persirengimo kabinų ir įsigyja visus patinkančius drabužius ir juos pasimatuoja tik grįžus į namus. Nenorėdami atsilikti nuo dabartinių tendencijų, Z kartos atstovai įamžina įsigytus pirkinius iš dėvėtų rūbų parduotuvių, norėdami pasidalinti radiniais su savo sekėjais ir draugais socialiniuose tinkluose bei paskatinti ir juos rinktis dėvėtų rūbų parduotuves. Tad pirkėjai grįžę namo iš dėvėtų rūbų parduotuvių apžvelgia savo įsigytas prekes ir tik besimatuojant pastebi, jog ne visi rūbai jiems tinka ir ne visus galės suderinti su jau turimais drabužiais. Dėl šios priežasties drabužių spintą papildo didelis kiekis nereikalingų drabužių, kurių jie nenaudos ir nevilkės. Besidalindami padarytomis nuotraukomis ir vaizdo įrašais su įsigytais pirkiniais socialiniuose tinkluose, žmonės skatina savo sekėjus apsipirkinėti dėvėtų drabužių parduotuvėse, manydami, jog elgiasi tvariai. Z kartos atstovai jaučiasi atsakingi bei prisidėję prie tvarumo vykdymo, kadangi apsipirko dėvėtų rūbų parduotuvėje, o ne greitosios mados. Bet ar tikrai pirkimas dėvėtų rūbų parduotuvėje yra tvarus? Analitikai apskaičiavo, jog dėvėtų prekių rinka iki 2027 metų gali pasiekti $350 milijardų visame pasaulyje. Dėvėti rūbai nebėra tik nepasiturinčių pasirinkimas. 2019 metais apie 40% Z kartos atstovų apsipirko dėvėtų rūbų parduotuvėse ir tai yra 30% daugiau lyginant su 2016 metais. Instagram tinkle grotažymės Thrift Haul panaudota daugiau nei 500 000 kartų. Tai yra akivaizdu, kad daug žmonių savo priklausomybę nuo greitosios mados tiesiog pakeitė dėvėtais drabužiais. Tik 20% drabužių iš tikrųjų parduodama dėvėtų drabužių parduotuvėse, o likę yra išmetami arba siunčiami į tolimas šalis, kas tik didina išmetamo anglies dioksido kiekį. 2019 metais į Ganą buvo išsiųsta daugiau nei 65 milijonų tonų dėvėtų drabužių ir apie 40% jų atsidūrė sąvartynuose. Kenija kasdien sulaukia 40 000 tonų atliekų. Beveik 90% sutinka su faktu, jog apsipirkimas dėvėtų rūbų parduotuvėje prisideda prie tvarumo. Ir daugiau nei pusė apklaustųjų, kurie perka greitosios mados parduotuvėse, į krepšelį įsideda 1-2 prekes. Daugiau nei pusė dėvėtų rūbų pirkėjų į krepšelį įsideda 2 ir daugiau prekių, lyginant su naujų drabužių pirkimu greitosios mados parduotuvėse. Taigi atliktas tyrimas rodo, jog daug žmonių perka žymiai didesnį kiekį dėvėtų rūbų parduotuvėse nei greitosios mados, dėl to nėra itin tikslinga tai vadinti tvariu apsipirkinėjimu. Jeigu drabužio tarnavimo laikas pailgėtų maždaug 9 mėnesiais, jo poveikis aplinkai sumažėtų 20–30%, palyginant su naujo drabužio pirkimu, todėl geriau yra pirkti kiek brangesnį, tačiau kokybiškesnį rūbą. Siekiant sumažinti rūbų išmetimą, kiekvienas gali senus ir nereikalingus rūbus bei audinius aukoti labdarai, tokiu būdu drabužiai nebus išmetami ir bus suteikiama pagalba skurdžiau gyvenantiems asmenims. Taip pat iš nereikalingų drabužių galima pasigaminti aksesuarus, naujus drabužius, namų interjero dekoracijas, valymo šluostes ar žaislus augintiniams.
Geros kokybės netikusius bei nedėvimus drabužius galima parduoti tokiose platformose kaip Vinted ir kitose panašiose dalijimosi platformose ar renginiuose ir tokiu būdu užsidirbti.